Dailininko istorijos žinovo profesoriaus Kazimiero Varnelio muziejus yra unikalus tuo, kad čia eksponuojamos kultūros vertybės yra surinktos vieno asmens ir savo verte nenusileidžia nacionalinių muziejų turtams. Šis privatus muziejus žavi drąsių ekspozicijos rengimu. Gotiški šių namų sienų mūrai ir skliautai bei čia esančios vertybės suskamba kaip vienas kūrinys. Jo kolekcionavimo principai buvo pakankamai aiškus. Nors iš pirmo žvilgsnio kolekcija gali atrodyti ir gana eklektiška, nes čia yra ir senosios grafikos, ir tapybos, ir baldų kolekcija, ir oriento, ir porceliano, keramikos, iš tiesų daug visko, ir aišku, jo paties kūryba. Tačiau visa tai buvo kaupiama pakankamai konceptualiai ir nuosekliai, nes Varnelis buvo išskyręs labai aiškius du kriterijus kolekcijos kaupimo. Visų pirma, kiekvienas eksponatas tai turėjo būti kiek galima iškalbingesnis istorijos liudininkas. Ta prasme, kad kiekvienas daiktas, kiekvienas objektas yra arba konkretaus stiliaus iškalbingas atspindys, arba epochos, arba dailininko, arba kažkokio tai regiono. Ir kitas dalykas, kiekvienas objektas yra labai puikios ir fizinės būklės. Nes Varnelio yra toks manymas, kad jau geriau yra įsigyti geresnės būklės objektą, kad ir brangesnį. Nes jeigu įsigijos, kad ir prastesnį objektą, po to reikalauja jisai tam tikro restauravimo, o be koks restauravimas jau yra tam tikro prasme istorijos arba autento falsifikavimas. Ekspozicija taip pat yra sudaryta to principu, kad yra viskas eksponuojama šiuose salėse, pramaišiui. Ir visiškai nesilaikant jokių taisyklių, kurios galbūt yra nusistovėjusios pasaulyje, bet net Lietuvoje. Visiškai laužomos yra visos dogmos, nes dauguma muziejų naudoja arba chronologinį eksponavimo principą, arba tematinį, arba pagal regionus, pagal dailininkus. O Varnelis atvirkščiai, jisai viską maišo. Jisai kiekvienoje salėje stengia sukurti išskirtinį interjerą. Ir tarkim, čia pat vienoje salėje randame ir venecijietiškus 18 amžiaus baldus, ir Limožo porcelianą, ir net istorinį dokumentą. Tai anglų karaliaus Viljamo Oraniečio Viljamo III dekretą rašytą ant pergamento, čia pat ir šviestuvą 20 amžiaus 30 metų. Ir čia pat atsidarę dureles seno sekreterio randame ir kalėdinės žvakės. Sakytume, visiškai niekučiai, tačiau jie kaip tik ir suteikia visą tokio šarmo visai kolekcijai. Ir čia pat randame ir senosius renesansinius baldus, ir čia pat ant sienos kaba Varnelio drobės. Ir kaip tik tasai kontrasto principas ir yra išskirtinis šio muziejaus eksponavimo būdas. Ir man regis, kad būtent tas kontrastas ir, kaip sakoma, nupurto tas muziejinės dulkes, kurios kartais nusėda kitose muziejuose. Nes čia pat randi ir seną drožinėtą italų renesanso baldą, ir čia pat Varnelio kokį nors optinį efektą ant sienos. Ir net ir nežinai, ką rasi kitoje salėje, pastoviai išlieka ta intriga. Itin vertingi ir įdomus knygų rinkiniai sukaupti profesoriaus Kazio Varnelio asmeninėje bibliotekoje tapo neatskiriamu ir pilnaverčiu eksponatu šiame muziejuje. Knygų rinkiniai įdomus įvairiausiais aspektais. Jie atspindi plačius paties įkūrėjo interesus. Bibliofilas, dailininkas, kolekcininkas, Lietuvos patriotas. Kazys Varnelis, gyvendamas emigracijoje Jungtinėse Amerikos valstijose, kas yra labai būdinga, lietuvių kolekcininkai, bibliofilai dažniausia, ir ne tik lietuvių, egzilio žmonės, tada jie ieško tų ir bibliofilinių, ir kartu savotiškai kaip savo prarastos tėvynės, kaip kompensacija tų leidinių, kurie asocijuojasi su savo kraštu. Taip natūraliai susiklosti, kad šioje bibliotekoje yra surinkta viena iš pačių vertingiausių kolekcijų, tai yra lituaninė kolekcija. Ir šitoj kolekcijoje, reikia pabrėžti, yra tikrai unikalių dalykų. Kad ir galim paminėti Hartmano Šedelio inkunabulą, Hartmano Šedelio kroniką.
taip vadinamą mažąją kroniką, išleistą Augsburge tik tai 200 egzempliorių 1497 metais, kurios kito tokio egzemplioriaus nėra. Ir kolekcininkų pasaulyje yra labai vertinama. Greta šios kronikos, čia lankytojas ekspozicijoje gali pasižiūrėti ir Strikovskio kroniką, ir Gvaninio keletą leidimų, ir Michovitos, ir Münsterio. Beveik visos pagrindinės senosios Lietuvos kronikos yra surinktos šioje kolekcijoje. Ne tik kronikos, visi pagrindiniai, patys svarbiausi knygos paminklai. Labai svarbus Lietuvos kultūros istorijai. Čia galima juos surasti. Ir Sirvydo veikalai, Kazimiero Semenavičiaus veikalai. Šitą norėčiau ypatingai akcentuoti. Semenavičiaus didysis artilerijos menas. Didžiosios valstybinės bibliotekos turi, sakykime, lotyniškai originalą, bet neturi kompleksiškai viso rinkinio išleistų Semenavičiaus veikalų be lotyniškojo 1650 metų originalo. Dar buvo išleistas veikalas prancūzų kalba, vokiečių kalba, anglų kalba. O reiškia, vienas asmuo, bibliofilas, sugebėjo surasti, sumedžioti, dauguma jų yra tiesiog knygos paminklai. Čia yra ne tik tai knygos, bet ir žemėlapiai. Ir žemėlapiai, ir dar nepaminėjau labai svarbaus momento, tai yra greta lituaninės kolekcijos reiktų akcentuoti bibliofilinių leidinių kolekciją. Tai tos knygos, kurios įsigytos jau, sakykime, jeigu lituaninė knyga, tai dar buvo svarbi ir savo turiniu, ir kaip knyga muziejinis eksponatas, va šitą norėčiau akcentuoti, reiškia irgi tokia daugia funkcinė prasme. Tai bibliofiliniai leidiniai ypatingai artimi Varneliui kaip dailininkui, nes tokia, pabrėžiant tokią hedonistinę, vizualinę tų leidinių funkciją. Ir kas dar svarbu, Lietuvoje mes neturim kompleksiškai, sakykime, lankytojų neturim kur parodyti, kaip atrodė, na, kad ir, sakykime, galėtų atrodyti rekonstruota dvarų biblioteka, kurių Lietuvoje mes gerų dvarų bibliotekų turėjom, bet nebeturim dabar vizualiai tokio eksponato bibliofilinių leidinių. Tai čia, va, šioje bibliotekoje yra puikia bibliofilinių leidinių kolekcija, kuri tiesiog lankytoją jau gražiai nuteikia vien tą savo vizualiąją prasme. Šalia Vilniaus rotušės Mažojoje gildijoje ir Pirklio namuose vienuose iš seniausių šios aikštės statiniuose įsikūręs Kazio Varnelio muziejus 33 kambariuose užima beveik 1000 kvadratinių metrų ploto ir visiems čia užsukusiems tai tampa didžiausiu atradimu. Mūsų vietiniai lankytojai visų pirma būna pritrenkti. Nebijau to žodžio, nes reakcija būna tikrai labai spūdinga. Daug kas nustemba, kad Vilniaus centre yra tokio turtingumo muziejus. O užsieniečiai, iš tikrųjų, kas mus stebino ir ko Varnelis šiek tiek baiminosi, ką sako užsieniečiai, yra prisižiūrėję Luvro, Ermitažų, Metropolitanų, jie čia nieko naujo neras, atvirkščiai. Jie būna tikrai sužavėti ir kolekcijos vertybių, ir ypatingai paties eksponavimo būdo. Nes būtent tas kontrastas, tas labai individualus eksponavimo braižas, nes čia jauti, kad tai yra ne kokio tai anoniminio kuratoriaus sudaryta ekspozicija, o kad tai yra būtent dailininko rankomis sustatyta, kartais net ir gana teatrališkų būdų visa ekspozicija. Jis yra labai emocionaliai paveiki, vizualiai nepaprastai spūdinga. Ir žmonės, kurie kaip tik yra matę tuos Luvrus, yra jau išsilavinę, jie tą pajaučia iš karto ir jie būna nepaprastai sužavėti.